Sveiki, atvykau į Vilnių su reikalais ir gavau pranešimą, kad yra krovinukas iš Vilniaus į Klaipėdą. Rytoj grįžtu į Klaipėdą ir pabandysiu paimti šitą užsakymą. Dėžės gana tokios nemažos, 1,5 m, 80 ant 30 cm aukščio, vienos dėžės svoris 30 kg, bet tikiuosi į mano Golf Plus nulenkus sėdynės viskas turėtų tilpti. Tai tiesiog pasidalinsiu, kaip sekėsi pasikrauti ir pervežimo biudžetas 50 eurų. Mane labai tikrai džiugina, atsipirks visas kelionės kuras pirmyn atgal. Puiku, pasidalinsiu toliau, kaip sekėsi pasikrauti. Na štai, viskas pakrauta, viskas gana lengvai sutilpo. Krovinukas pristatytas, klientas patenkintas. Truputėlį norėčiau paminėti apie mūsų Sosvan pervežimus. Tai mes atliekam pakeleivingus pervežimus nuo taško A į tašką B. Mes nenaudojam jokių sandėlių. Pas mus nėra jokių svorio ribojimų. Šis klientas susidūrė su problema, kad kurjeriai virš 30 kg, jie reikalauja, kad būtų krovinys uždėtas ant paletės. Tai sukelia tikrai nemažai problemų žmonėm, kuriem reikia ieškoti kažkokių palečių, ieškoti diržų, pririšti, pakavimo medžiagų ir taip toliau. Mes visas šias problemas tikrai stengiamės padėti klientam. Vairuotojai įsivertina, koksai tai krovinys. Jeigu reikia, tai tiesiog mes visi vežiojamės kažkokią audeklą, kad galėtume tiesiog uždengti, kad nesusibraižintų, nesusigadintų kažkoksai gaminys. O kas liečia, jeigu svorio ribojimai kažkokie, mes visą laiką sukontaktuojam su klientu, paklausim. Jeigu klientas galės mums padėti pasikrauti, galės kažkas padėti įsikrauti, mums nesvarbu, kiek tai svers, ar 30, ar 40, ar 50 kg, mes tiesiog įvertinam savo fizinės jėgas, įvertinam pagalbą ir mes pasikraunam ir atliekam tos pervežimus. Tai tiesiog mes į rinką atėjom ne šiaip savo, mes atėjom spręstas problemas, kurios jos yra aktualios ir iškilę. Ir mūsų tikslas padėti klientam ir sutaupyti pinigus ant kažkokių pakavimo medžiagų, pagreitinti laiką, kad pristatymai būtų atliekami tą pačią dieną. Ir viena iš svarbiausių detalių, tai mes kuriame vertę žmonėms susidirbti pinigų su pakeleivingais pervežimais.